Socialinis verslas visų pirma tai yra galimybė į socialinės problemas pasižiūrėti individualiai. Tai yra pasižiūrėti kiekvieną problemą individualiai tiek lokalinė prasme, tiek pačios problemos atžvilgiu ir taip galima užtikrinti, kad pagalba žmogui jinai būtų suteikta atsižvelgiant į konkretų žmogų. Lietuvoje socialinis verslas dar yra labai neišnaudota sritis ir yra dar labai daug tiek ekologinių, tiek socialinių problemų, kurias reikia spręsti ir kur gali būtent tinkamiausias būti čia įrankis socialinis verslas. Manau, yra metas imtis tam tikrų jau konkrečių veiksmų. Labai svarbu visų pirma, kad skirtingos valstybinės institucijos dirbančios skirtingose srityse jos rastų bendrą supratimą, kaip pasako socialinis verslas, kas po juo slypi. Ūkio ministerija su visais verslais yra susijusi kaip politikos formuotoja, tai lygiai taip pat ir su socialiniu verslu. Reiškinys, nepasakyčiau, kad labai naujas, tačiau šiuo metu tai tik besivystantis, todėl Ūkio ministerija turės artimiausiu metu skirti didesnį dėmesį šitam verslui. Pagrindinis darbas jau ir prieš, ir po forma bus būtent tos koncepcijos baigiamieji darbai, suformavimas, paskelbimas, ypatingai turi netrukdyti, turi sudaryti sąlygas. Verslas kaip žolė per asfaltą, jisai vystysis, jeigu tik bus geros sąlygos, bet ten, kur yra kliūtis, mes tam ir esam, kad jas šalinti. Ruošti atitinkamus teisės aktus ir panašiai. Government needs to act in a way that enables the market to grow, but the market does not depend on it. So it's around doing things which government can do, maybe things around legislation or policy, which enable other people to act in the marketplace. Vienas dalykas yra informavimas, viešinimas, kitas dalykas, aišku, socialiniams verslininkams reikalinga pradinė parama savo verslui išauginti, išplėtoti. Vien idėjos neužtenka, nes jisai atsiranda konkurencinėje aplinkoje, jau šalia veikia galbūt nevyriausybinės organizacijos teikiančios socialinės paslaugas ar pelno siekiantis verslai, kurie irgi parduoda kažkokius produktus ir paslaugas, ir socialiniam verslininkui iš tiesų reikia mobilizuoti jėgas, visus išteklius, kad jisai galėtų patekti į tą rinką su savo paslaugom ir sprendimais, kurie sumažintų skurdą, padėtų kažkam tai įsidarbinti ar išspręstų kažkokias kitas socialinės aplinkosauginės problemas. Mes kalbėdami su partneriais, Britų taryba, kalbėdami čia Lietuvoje su partneriais, įvairiomis organizacijomis ir asmenimis, kuriems rūpi socialinio verslo plėtra Lietuvoje, supratome, jog yra daug entuziazmo, daug iniciatyvų, tačiau dar nebuvo tokios progos susirinkti visiems ir aiškiau įsivaizduoti socialinio verslo ateitį Lietuvoje. Dėl to, manau, šitas renginys yra reikšmingas, kad jisai sutelkia įvairių sričių žmonės, kuriam rūpi socialinis verslas. Tai ir mūsų šūkis toks yra: geri darbai gali būti verslus. Tai kažkaip suderinti verslumą su socialinė misija. A very good example of a social enterprise in Britain is Hill Holt Wood. So one of our speakers today is Karen Lothrop, who's the Chief Executive, and she's also a board member of Social Enterprise UK, the umbrella organisation for social enterprises. And she runs a very successful social enterprise in an ancient woodland in the East Midlands of England. And she works very closely with the local community to manage the woodland, and also she delivers programmes working with the local Ministry of Justice and young offenders and young men in the prison system to help reform and rehabilitate them so that they are less likely to commit crimes in the future.
This event is important for Lithuania because of the time that I've been spending here in the last year. I'm aware that there is a lot of interest in social entrepreneurship. There's some very good activity and social enterprises already moving on. So an event like this is a really good opportunity to bring some people in from the outside, to have this discussion, and then to begin to identify how we can move forward with help from the UK and people in Lithuania to develop social entrepreneurship here in Lithuania. Atėjo laikas Lietuvoje tiesiog apibrėžti visgi, kas yra socialinis verslumas ir sukurti bendruomenę žmonių, kurie šiandieną įgyvendina įvairias socialinės svajonės arba sprendžia socialinės problemas, realiai pasitelkdami verslo modelius. Taigi labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes turėdami įvairius draugus iš 5 šalių skirtingų galime išsidiskutuoti, kas Lietuvoje veikia, ką galime daugiau daryti, kaip didinti žinomumą apie socialinį verslą, nes tai yra ir inovacija, bet tuo pačiu šiandieną labai laiku ir vietoje reikalinga rinkoje. Na ir matyt visiems tiem žmonėms tiesiog norisi palinkėti, kad šiandieną pakalbėdami jie tęstų toliau darbus.